Labą vakarą visiems! Aš esu Jokūbas Bateika, noriu pristatyti kuriantį jaunimą ir noriu auklėti, kad jaunimas kurtų daugiau. Aš atstovauju nepriklausomą kūrybinę grupę Teatronas, mes esame kauniečiai ir mes esame sudaryti iš kūrybingo jaunimo. Tai yra scenografai, rašytojai, ir muzikantai ir visokie, kurie mums padeda kurti, reikšti savo idėjas. Taip galima sakyti, kad jaunimas šiais laikais yra mažai talentų, bet mes manome, kad dabar šiuo metu yra ypač daug ir daug sumanių jaunuolių, kurie turi labai daug puikių idėjų. Tai pauzė. Teatronas yra tai grupė mūsų sudarytų nedaugelio žmonių. Tai mes pradėdami statyti spektaklį, susibūrėme jį ir padėjome jį kurti. Ir tiesiog teatrone susirinkę žmonės, jauni žmonės, kurie tiesiog sąmoningai, kūrybingi ir kurie tiesiog, jauni žmonės, kurie tiesiog nori ir džiaugtis ir gyventi gyvenimą. Ir jiems neužtenka vien tik tai to linksmybių, kad cigaretės, alus, kompiuterio, o tokį jaunimą ypač dabar mato visuomenės žmonės. O mes manom, kad tokių jaunuolių yra ypač mažai. O gerų ir talentingų yra žymiai daugiau. Mes susibūrę pastatę spektaklį Sveiki. Tai yra labai 2 dalių spektaklis, įspūdingas spektaklis. Ir jame mes susibūrėme ir nusprendėme pradėti, kad jaunimas gali atrasti savo bendrą kalbą, kur gali sueiti ir pradėti reikšti savo nuomonės. O suaugusieji, va tokie visi, kurie ateina ir sako, kad jūs nieko nepadarysit. Jie visi sakė, jūs jauni, jūs nieko nemokat daryti, jums pradėsit daryti ir viską tai mesit. Sako, režisierius, jūsų per jaunas, nieko jums nepavyks. O jaunimas, kaip tik skatinės, pajuto, kad mes jų vardu kažką įdomaus kūrėme. Aišku, spektaklis vyko, žmonės ploja atsistoja. Labai džiaugiamės, nes visus 3 kartus ploja atsistoja. Reiškia, patiko. Reiškia, mūsų idėja pasisekė. Labai džiaugiamės. Jų tarpe buvo ir teatro profesionalų. Bet, aišku, pradžia gera, bet o ką daryti toliau? Kurti tai noris, o tai kur mes neturim kur? Jaunas žmogus, kai įsipykė, negalima sustoti, jam reikia rėdėti toliau. Bet reikia paliečiamos, varamos. O pinigų? Jo. Bet kadangi mes repetuojame, viską darome mokykloje, viskas ten, kur mums galime pasisekti, kur mes šiaip netaip gauname vietas repetuoti, bet žmonės nežino, kur mūsų ieškoti, iš kur mes esame, neturim pastovių patalpų tiesiog. O pasirinkimas yra. Kaune kiek pastatų apleistų, kiek vietų, kur galėtų įsikurti tokią grupę kaip Teatronas ir daugelis kitų. Tai atgyvintų tiesiog mirusią erdvę. Ir tai būtų tarsi jaunimo koksai taškas sueitų kūrybiškumo, kuris skatintų kurti ir bendravimas būtų išplėstinis. Pavyzdžiui, porą variantų. Ar matyti porą variantų jums? Ir įsivaizduokit, jeigu čia būtų parašytas jaunimo klubas, tarkim, bet kuris kūrė, nešvenčia. Tai būtų jaunimo klubas, tas kampas žymiai būtų gražesnis, jeigu ten girdėtume aktorius, kurie sakytų, aš tave nužudysiu, ne, baig. Tai būtų žymiai geresnis dalykas. Ir mes, jeigu turėtume jaunimas tokių vietų, mes turėtume tokį laisvę, mes galėtume įsinerti savo kūrybą, nereikėtų nieko rūpintis, tiesiog pasinertume, atsivertų, daugiau sukurtume, didesnių dalykų padarytume. Skristume. Bet krizė. Čia aš. Čia ne aš. Ir krizė, aišku, žmogui visąlaik krizė, tokie dalykai jokingi atrodo, bet ar žmogaus viduje, sieloje, dvasioje gali būti krizė? Nesvarbu, jaunas žmogus, jis tiek norės kurti, reikšti savo nuomonę, nesvarbu, krizė, maras ar karas. O pavyzdžiui, daug jaunimo iš viso yra kūrenčių. Mes ne vieni esame jaunimas, kuris kūrė, kažką daro, o svarbiausia, kur sužinoti mums, kur yra tokie, kaip mums su jais susiekti, kaip pasidalinti savo informaciją. Per niekur mes nesusipažįstam tiesiog. Štai Teatronas mūsų kūrybinė grupė, kuri sudaryta iš tų kelių žmonių, bet tai nėra kelių žmonių darbas, mes skatiname dirbti visą jaunimą, kad visas jaunimas kurtų, siūlytų mums savo idėjas.
darytume rašytojų vakarus, paskui parodas. Bet kur mus rasti, mes patys, mums tai didžiausia problema, kur sužinoti apie mūsų spektaklius, apie ką iš viso mūsų spektakliai ateina, žmonės turbūt nežino, apie ką mes vaidinam. Nu, vieną spektaklį aš turim. Bet kur rasti apie mūsų informaciją, kas parašė, kas vaidina. Bet viltis yra kvailių motina, o mes esam jauni. Ir aišku, Salomėja Nėris yra pasakiusi, nu, pamiršau gal. Viltis miršta paskutinė, čia ne Salomėjos Nėries žodžiai. Viltis miršta paskutinė, o mes sakom, kad jinai iš viso nemiršta. Ir vardant, aš iš viso sakau visą, tai dar vardant jaunų žmonių, čia vėl aš. Ir tai, kad jauni žmonės, kad kurtų, iš viso rašytų, atkreipkite jos dėmesį, jiems reikia tiek nedaug, tiek mažai, kad joms paspirtum ir jie pradėtų kurti, jie viską patys daro. O pažiūrėjau, himno žodžiai, tegu tavo vaikai eina vien takais dorybės. Tai šitie žodžiai, himnas, mūsų žodžiai, mes, tuoj baigsiu, palauk. Ir jaunimas eina takais suaugusių, pramintais takais, o suaugusiai jie tais pačiais takais ir eina. O tu prasme, mums aišku reikia, kad suteiktų mums. Pabaigsiu. Nu gerai, ačiū, čia aš paaiščiau, aišku, ir... Kurkit jaunimas, vienu... Ačiū.